Sveiki visi. Taigi šiandieną lengvas video, kaip visą laiką, ir aš visai norėčiau pakalbėti apie risk rewardą. Čia man taip atėjo tokia tema ir vienas pažįstamas rašė, sako, ar geras treidas. Ir tenais esmė tame, kad buvo išdėliota vienas SL didžiulis ir tada gal 4 tik profitai. Ir esmė tame, kad maksimalus tik profitas, na ta prasme, yra entries, yra SL-as ir yra tik profitas ir maksimalus tas 4 tik profitas duoda 1:1 risk reward. Ten tie visi likę 3, tai man atrodo, ten 20%, 40%, 60%, vienu žodžiu. Nusiminėti pyragą tai po truputį. Bet optimaliai skaičiuojant, neapsimoka, nes tavo risk rewardas, jeigu taip viską susiskaičiavus, tu rizikuoji 1% ir jeigu daleiskime, visi tavo tik profitai pasiema, tu turėsi 0,7 risk rewardą, kas yra labai prastai, nes mano politika yra labai paprasta, tu jau, jeigu bandai eiti treidą, eik su 1:2 risk rewardu, kur tu rizikuoji procentų, ruošies uždirbti 2. Ten galbūt irgi teorijos yra daugiau, dėl tų kelių tik profitų, dėl tokių dalinių nusiėmimų tik profitų, tačiau mano akimis neapsimoka. Jeigu yra treidas, jis turi būti geras ir jisai turi būti su didesniu risk rewardu. Tad judam prie pavyzduko, parodysiu, ką turiu omeny. Dabar žiūrėkit, šitą nuotrauką turbūt esat matę kiekvienas. Jeigu ne, tada susistabdykit, pasižiūrėkit. Dabar žiūrėkit, risk rewardas. Venerationas risk reward. Jeigu pas tave treidas 1:1, tai tau reikia pataikyti daugiau negu pusė treidų tam, kad būtum plius. Ta prasme gerai, jeigu tu skalpini, galbūt neblogai, jeigu pas tave venerationas didelis, tačiau ir su skalpais rizika yra didesnė, nes tu stengiasi pasimti po truputuką, bet rizikuoji irgi daugiau. Tai dabar, jeigu pusė treidų savo pramazini, pas tave jau break-even 0, tai dar daleiskime, kad yra komisiniai, yra spreadai, yra dar kokios nesąmonės ir finaliai vis tiek tu minus. Bent jau, ko jums reikia, bent jau, mano akimis, tai yra 1:2 risk rewardas. Nes tau reikia 40% realiai, kad tu būtum take profit. Tu gali 2 treidus sudeginti ir trečias, jeigu pasieki take profitą, tu esi ant savų, ant break-even. Tai reiškia, kas trečias treidas pas tave turi judėti į take profit. Ir tikrai manomas variantas. Ir 1:2 yra tasai optimalus risk rewardas, su kuriuo galima tikrai tvarkingai dirbti, su kuriuo galima tvarkingai praeiti prop firmų challenges. Pas mane, kaip žinot, kas pas mane bendruomeniai mato, pas mane visą laiką yra statinis 1:3, kitas yra didesnis. Bet, žiūrėkit, 1:3 treidas, čia nėra tų procentų. Tau reikia 26% būti teisiam ir tu esi plius. Čia šitam tarpe tarp loso, tarp 20% ir 30%. Nes tau reikia tik tai kas 4 treidą pataikyti. Aš dėl to ir orientuojuosi didesnius tik profitus. Man galbūt nereikia treidinti kasdieną, tačiau aš lendu į tokius treidus, kur aš matau gerą risk reward. Jeigu pas mane risk rewardas 1:2, 1:1, man neapsimoka netgi dalintis ir su tais pačiais premiumais, nes automatiškai, žiūrėkit, aš pasidalinu, kartais enteriai gerai, kartais visi einame, viskas su to yra normaliai. Kartais būna tokių enterių, kad reikia iš karto įeiti, o vis tiek, kol pasijungi, kol pasižiūri, kol dar vis tiek pats pasianalizuoji, čia apie premiumus kalbu. Ir įėjimas vyksta. Tai daleiskime, jau labai prastai įeina, kai susidaro 1:2 risk rewardas, tie, kurie truputuką vėliau šoka. Tai jau čia yra optimalu, nes uždirbti tada gali visi. Jeigu pas mane risk rewardas būtų 1:1 arba 1:2, kol pasidalinu, kol sukyla kaina, jis iššoka ir net nesigauna 1:1, kas, labai beržės variantas. Dėl to sakau, 1:3 iš mano perspektyvos yra vienas optimaliausių. 1:2 dar galima irgi dirbti, treidinant Forex. Tai dabar žiūrėkit. Euras GBP. Grafikiukas turime. Čia ką mes turime? Support. Turime supportą, turime iš šitos pusės. Iš šitos pusės mes turime kažkokį lajų. Čia kaina atsimušinėja. Matosi, Daleiskime. Bet čia labai gražiai kaina yra respektinama. 1, 2, 3, 4 kartus. Ir dabar turime mes kažkokius skilimus, turime leidimusis.
kaina leidžiasi, ne? Nu, daleiskime, čia nusprendėm, kad kendalas padavė žemyn, rodomas atsimušimas būtent nuo šitos zonos, jog čia yra suplajus kitas ir kaina leidžiasi žemyn. Tarkime, mes iššoksime, ne? Short position. Dabar SL-as gali būti virš čia, priklauso pagal kiekvieną strategiją, šitoje vietoje, kad aukščiau vyko, arba virš čia, kas yra didesnis rezervas, daugiau vietos palikta kvėpuoti treidų. Va truputuką tai pusidėti. Tokiu atveju jau, va čia, va, važiuokit, 1:187. Didėsi truputuką aukščiau negu mūsų suportas, čia irgi matomas. Čia vieną kartą atsimušimas, čia antrą kartą atsimušimas. Na, tai daleiskime, čia mums reikėtų dėtis tik profit. Ir su tokiais pasiskaičiavimais, ne, aš neičiau į treidą. Tikrai neapsimoka, čia aišku, jisai sujudėtų, jisai pasiektų ir būtų 1:1,56 risk rewardas. Sąlyginai mažai. Man mažai. Man, sakau, man optimalu yra, kad 1:3 bent jau būtų. Kitų atveju aš net nelendu į treidą. Čia apsiemus galbūt didesnį riziką, užsidėjus čia SL-ą, vėlgi, mažiau duodam treidų kvėpuoti, tačiau tokiu atveju mes jau turime 3,5 risk reward. Kas yra rizikuojant $1000 uždirbsi 3,5. Reikia pasverti tą riziką, aišku, priklauso, kur reikia dėti savo SL-ą. Tačiau treidai, kurie net nesiekia 1:2 risk rewardo, neapsimoka eiti. Tikrai neapsimoka eiti, nes finale tu tiek neuždirbsi. Aišku, reikia laukti, reikia išlaukti savo take profitų, tačiau laukti take profitų reikia jau tokių, kurie yra geri. Daleiskime jau čia eiti. Ir gyvelniai žino, ar čia pasiekti. Nu, po gero 4 mėnesių pasiekti tokį risk rewardą. Tačiau vėlgi lauk, nu, čia tasai position tradinimas skaitosi 4 mėnesiai laukimo, yra ką veikti, 5. Bet čia gavomės 1:5 risk rewardas. Į tokį treidą aš jau šokt galėčiau. Man patiktų. Aišku, tik tai reikėtų grafiko 5 minučių su panašiu išdėstymu, o ne dieninio. Nes aš tiek laiko treidų nelaikau. Tačiau reziumė tame. Susidaryti treidus ir leidinėti tokias pozicijas, kur bent jau risk rewardas yra 1:2. Ir kodėlgi 1:2, nes dabar sakau, pasižiūrėkit tą lentelę, susistabdykit, nusifotkinkit, nežinau, turėkit. Esmė tame, kad risk rewardas turi būti didesnis. Jeigu ypatingai tai treidinat, jūsų take profitai jo gali būti keli, bet jie turi būti geresni negu jūsų SL. Bet kuriuo atveju, 1:1 treidų tokių galima pasimti, bet nelabai apsimoka. Teoriškai priklausomai kaip treidinį, jeigu turi daug take profitų, paėmus, pavyzdžiui, pirmą take profitą, tu sėdėsi break-even. Galima taip dirbti, tačiau kaina gali grįžti, sutestuoti tavo enterį ir tu užsidarai ir galbūt pramazinai geras pozicijas, gerą judėjimą į viršų. Irgi yra daug niuansų. Todėl sakau, susidarykite edžą ir jeigu darote savo edžą, turėkite risk rewardą bent jau verkiant 1:2. Jeigu neturite edžo, aš galiu jums padėti, jungiamės, pas mane yra tie, kurie nori pradėti ir tie, kurie jau pažengė, bet reikia galbūt edžo tvarkingo. Turiu visą edukaciją. Viskas descriptione, apačioje. Pasižiūrėkit, pasijungkit, lygiai taip pat ir premiumai. Prisijungėt, faina bendruomenė, fainas kolektyvas. Ir šiaip mokomės. Mokomės, judame, tobulėjame, atliekame treidus ir judame link bendro tikslo. Uždirbti $1. Bye bye.